Sveiki. Miške nutirpus sniegui netrūksta žalumos. Pakankamai žalia, tik tiek, kad dabar jau link vakaro. Ir temsta, nebe taip ryšku, kadangi jau gruodžio mėnuo rytoj prasidės. Tai dienas dar vis trumpėja ir pagauti tą šviesų periodą ne taip lengva. Štai ir grybukas dar išsilaikęs, nepabijojęs sniegų. Ir žalias lapas lazdynų išsilaikęs. Dar vienas kitas ir tebekybo įsikabinęs. Bet štai jau ir pumpurai medžiai maišosi. Jau tik nefiksuoja kamera gerai. Nes tamsu jau ir pumpurai. Kitų gan dideli, nes pakankamai šilta. Nika, ką tu ten radai pavostyti? Kažką įdomus ar pasivartyti, pasikvėpinti reikia? Ir augalam nebeaišku, kaip besielgti. Miške žalia, gražu, vėjas medžių viršūnėse žaidžia, siūbuoja ir ošia. Einu keliuku. Žiūriu iš tolo eglę, galvoju, kažkiek prakirto. Pasirodo, jie taip krito. Matyti iš aukštai, o čia dar pora irgi sausų eglių. Kad pati perlūžo ir į šonus išsisklaidė. Net koks atstumas tarp to pačio kamieno. Va kaip driokstelėjo ir nuo smūgio, matyt, jau buvo papuvusi šiek tiek, išsidalino į dvi dalis. Eisim, žiūrėsim toliau, Nika, ne? Ką ten mums miškas papasakos? Ką papasakos? Paparčiai dar žali. Jie ilgai, nors jau lapkritis baigėsi, o jie dar išlaikė savo žalumą. Štai grybai prie kelio, puikuojasi galvą savo iškėlę. Nežinau kokie, bet gražu. Na, ant kelio. Dar viena kliūtis, Nika, tau be piktų pralysiu, man reikės per viršų žirgliuot, nors ten neaukštai. Vėjas įsismarkavęs, oi, čia su visom šaknim išvirti. Ir lazdynas išvirstas. Aha, čia kažkokia vėtra jau buvo, nes kad lazdynai išverstų ir vienas lazdynas, ir kitas lazdynas pavirsta šakom stačiai. Ir beržas va išverstas, pasižiūrėkim, kokia ten žemė. Papartis išsiskėtojasi, visa šalis, sniegas matyt. Matosi, kad čia smėlio besa. Smėlis. Va ir net laikė beržo. Šaknis išgriuvo. Ir pakeliui bevirsdamas dar kai ką nuvirti panašu. Ten ir toliau dar medžių pavirti yra. Tik jau neryškus vaizdas, nes prietema ir jau nebe taip kamera fokusuoja. Čia įsiterpia į lazdyną medis, į vieną pusę ir į kitą pusę išskėtė. Čia medis bandė tiksliau užsiauginti savo žaizdą. Taip po truputėlį žievę gaubdamas tą žaizdą, kad nedžiovintų kamieno.
Bet jau panašu, kad jo gyvenimas baigėsi. Prasidės kitas etapas irimo.